rytas, nors čia jau ne ankstyvas rytas, papusryčiavę mes išvykome pasidairyti po Kapadokijos platybės. Anksčiau galvojau, kad Kapadokija tai miestelis su nedidelė teritorija, kur yra toks įdomus lankytinas objektas, kur akmeninėse piramidės įrengtos patalpos tinkančios žmonių gyvenimui. Bet paaiškėjo, kad tai didelis regionas, besidriekiantis 10 kilometrų. Tai, ką gėrė žmonės, kaip gyveno, kokį alų gėrė, kokios lubos, koks vaizdas į tolį. Ja. Landžiojau po urvus ir stebėjausi, kiek darbo įdėta, kad paruošti tokias patalpas akmenyje. Vulkaninės kilmės uolienos nėra čia labai kietos, todėl žmonės ir pasirinko tokį būdą įsirengti savo būstus. Netaip seniai Kapadokijoje buvo atrasti ištisi požeminiai miestai, kuriuose galėdavo gyventi net iki 20 000 žmonių. Kapadokijos istorija gali siekti net 3 milijonus metų, bet šios unikalios akmeninės gyvenvietės atsirado Bizantijos laikais. Šiuo metu Kapadokija yra įtraukta į UNESCO paveldo sąrašus. Kapadokiją aplankyti verta, gražu čia. Tik labai karšta, jei važiuosi, tai ne anksčiau kaip rugsėjo vidury. Nes apie 40 visą laiką. 36, 37 plius. Taip kad gražu čia. Per tūkstantmečius vanduo ir vėjas iš vulkaninio tufo išraižė nuostabius gamtos kanjonus, stulpus, bokštus ir piramides. Todėl čia įdomu ne tik landžioti požeminiuose miestuose, bet ir vaikščioti apžiūrint apylinkes. Šių požeminių gyvenviečių yra be galo daug, todėl manau, kad galima čia landžioti ištisus mėnesius. Yra atrasta urvų, kurių gylis siekia iki 80 metrų po žeme, bet į tas vietas dar ne visur leidžiama lankytojai. O kokios kolonos eiktų savo. Gražu.
Čia bažnyčia buvus. Krikščionių. Jo, čia kolona jau nukritus. Neatlaikė. Jo. O, kokia bažnytėlė buvus. O, įsivaizduoji, čia galim praeit pažiūrėti. Jo. Einam dabar vėl. Šviesk. Šviesk į mane. Oi, galvą užsigavau. Duok. Su ta skrybelė tai. Čia nieko nematysiu. Antiek tamsu. O laiptai, kur eina. Teik. Lik paskui mane. O, jėta. Laikykis. O, baba. Oi. Ir statu žemą. Aik tu savo. Tau matai, ką nors. Jau čia keturpėsčiam reikia eiti. Vau! Argi seniam čia laipiot. Bet įdomu. Eik tu savo. Ne, aš čia neįlysiu. Aš matau. Žiūrėk, aš čia tau išeisiu. Nieko gero. Labai stipriai nusilenka, tu matai? Jo. Bandau ir aš. Ar tu matai? Eik, vasara. Čia galima nugarmėti. Nematau. Čia labai statu. Ką matau jau. Ateikit. Jo. Dar ateikit. Čia labai status ilgas. Gerai, einam. Čia ilgas labai šitas. Žinau. Kažkur ten apačioj. Žiūrėk. O, jau matosi kažkas. Kur dabar? Nežinau, eik. Smagu. Pašviesbas čia tuoj bus. Šakiai. Va, gerai. Jau šviesa tunelio gale. Pasirodė, eik. Oi. Kaip čia. Beveik žąselę eiti reikia. O, pagaliau įsitiesiam.
Besižvalgant po apylinkės ir belandžiojant po požeminius miestus, tai praėjo diena. Atėjo vakaras, saulutė pasislėpė už horizonto, dabar lauksime kitos dienos ir žiūrėsime, kokius nuotykius ji mums padovanos. Kapadokijoje vyksta Giureme slėnio oro balionų fiesta. Atvažiavom pažiūrėti. Atsikėlę 4:30 atvykome į Giureme slėnį pačiu laiku. Skraiduoliai savo oro balionus buvo pradėję ruošti skrydžiui. Oro balionų ruošimas skrydžiui buvo labai įspūdingas, nes jų buvo labai daug ir iš visur sklido galingas pūtimo garsas ir labai gražų šviesų blyksniai dar nepatekėjus saulei prieblandoje. Na, o toliau beliko stebėti ir grožėtis, kas vyksta aplinkui. Visada yra įdomu stebėti kylančius ir skrendančius oro balionus, bet kai vienu metu jų kyla apie 150, tuomet tikrai įspūdis neapsakomas. Manau, kad ir mūsų daryti vaizdo įrašai perduos jums bent dalį to grožio. Tai tokia Kapadokija, įdomi, atvažiuokit, pažiūrėsit. Ačiū, kad su mumis būnat kartu.
Tai va, šiandien mes išvykstam iš Kapadokijos. Mums čia labai patiko. Gyvenimo sąlygos buvo neblogos, gyvenom 2 naktis nakvojom kempinge. Lietaus nebuvo net nežinau kiek laiko ir didžiausi karščiai iki 40 laipsnių. Todėl jau biškai ir išvargom nuo to karščio. Važiuojam šiandien toliau. Važiuojam kartu. Pirmyn.